šios dienos sekcijos darbą užbaigs Tomas Kavaliauskas. Matau, kad jis yra pasijungęs ir pasiruošęs. Tai gal tik tai ar skaidrės norėsit dalintis? Sveiki, ne, aš be skaidrių. Gerai, tai tada, reiškia, nereikės savęs padaryti. Tai laba diena. Aš šiuo metu dalyvavau gyvai Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslo fakulteto konferencijoje, tiesiog dubliuojasi su šia konferencija, tai vėlai jungiuosi. Jūsų, Alvydai, dėka susikeitėm vietomis, tai pavyko suspėti. Taip, aš kalbėsiu apie Hanos Arendt politinę filosofiją, tiesos ir teisingumo klausimą. Hannah Arendt tikriausiai labiausiai provokatyvi mąstytoja tapo nuo tos dienos, kai ji publikavo savo knygą Eichmanas Jeruzalėje. Ten jos yra garsusis terminas, tapęs klasika, blogio banalybė ar banalusis blogis, banality of evil. Norėčiau aš tada susijęti šią knygą, jos koncepciją, su jos tiesos supratimu. Jos tiesos supratimas iš jos esė, kurią randame lietuviškame vertime Tarp praeities ir ateities, kas yra, kaip ten ta esė tiksliai vadinasi, tiesos klausimų, ne, tiesa ir politika. Jos ta esė vadinasi tiesa ir politika, ją randame knygoje Tarp praeities ir ateities, išversta Arvydo Šliogerio. Čia ta tokia įdomi sąsaja netikėta. Arvydas Šliogeris kaip ir nesigilino į politinę teoriją, jis labiau buvo linkęs, angažavosi būties paieškoms, o štai vertimai, pasirinkimas vertimų Hanos Arendt apie politiką taip mane nustebino, dar labiau mane nustebino, kad būtent Arvydas Šliogeris iš anglų kalbos išvertė Hanos Arendt tokį, ką aš pavadinčiau talmudu, totalitarizmo ištakos. Tai reiškia, kad mūsų Lietuvos filosofui tai rūpėjo. Dabar Hannah Arendt tiesą ir teisingumą supranta tokią perskyrą, ji perskyrą daro savo esė Tiesa ir politika, jau kaip pats pavadinimas pašnibžda, į tiesą žiūri per politinę prizmę, beje, jie ir laisvę žiūri per politinę prizmę, nes laisvė reiškiasi viešojoje politinėje erdvėje. Arendt labai angažuota politikai ir tokia aristoteliška, bet su savo labai aiškia pozicija. Jai norisi atskirti dvi tiesos rūšis. Viena tiesa, jai yra racionalioji filosofinė, tai dar galima ją pavadinti sokratiškąją, platoniškąją, tai yra kuomet tiesa yra absoliuti, nenuginčiama. Ir štai čia siurprizas skaitytojui. Jis sako, kad politikoje tokia tiesa tampa despotiška, autoritarinė, diktatūrinė, nes nenuginčiama tiesa, ji save primeta, tu negali jos paneigti. Tai tokia tiesa gali būti priimtina pas mus filosofus, tokiame grinajame mūsų mąstyme, bet žmogus, tas politinis gyvūnas, jis veikia viešojoje erdvėje ir su tokia tiesa demokratijos sąlygomis tuomet
kaip keistis nuomonėmis, nes Arendt yra už politinį pliuralumą, nuomonių apsikeitimą. Žinome, kad Sokratui nuomonė doksa nesulyginimai žemesnio lygio negu žinojimas, episteme. O štai Arendt sako, politikoje mums reikalingas pliuralumas ir nuomonių apsikeitimas ir mes negalime naudotis tą tiesą iš tai didžiosios, nes jį verčia paklusti jai, ji reikalauja tam tikro besąlygiškumo ir tuomet užsidaro diskusija, o politikoje demokratijos sąlygomis jos mums gyvybiškai reikia. Bet ji įveda dar ir kitą tipą tiesos, reiškia mes dabar pirmasis tipas tai yra tas filosofijos absoliučios tiesos tipas, o kitas tiesos tipas Arendt yra faktinė tiesa, kuomet mes žinome tam tikro įvykio datą ir kas nors ją iškraipo, kuomet iškraipo, nuklysta nuo faktinės tiesos. Ir štai ji už tai, kad demokratinėse diskusijose mes neiškraipytume tų faktinių tiesų. Ji be abejo nematė karo Ukrainoje, bet ji žinojo apie Antrąjį pasaulinį karą, ji žinojo apie Pirmąjį pasaulinį karą ir pateikė tokį pavyzdį, kad Pirmajam pasauliniame kare ne tas pats, kaip pasakysi, ar Vokietija užpuolė Belgiją, ar Belgija neužpuolė Vokietijos pirma. Tai tuomet gaunasi, dezinformacija, šito termino jinai nenaudoja, bet mes pritaikydami šių dienų aktualijoms Arendt faktinės tiesos iškraipimą galima sujungti su dezinformacijos klausimu, kurį Rusijos propagandistai dabar naudoja. Būtent jie nuolatos iškraipo faktus. Ir labai liūdna, kad Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas, kuris atstovauja dar ne taip seniai, ką mes suvokiam Ameriką kaip laisvo žodžio, kaip demokratijos lyderis, reiškia šalį, tokios šalies prezidentas inicijuoja nutraukti Rusijos kaip agresorės tyrimus savo žodyne, ne tik, kad tokio žodžio kaip vertybės nenaudoja, bet jis ir Rusijos kaip agresorės nepristato, netraktuoja. Tai vat čia tuomet susikuria galimybė faktinės tiesos iškraipimams vien nepabrėžti, neminėti, nutilėti, kas yra agresorius, kas yra 2022 metų vasario 24 diena, tai yra atskaitos taškas, kuomet Rusija užpuola Ukrainą. Tai aš lenkiu link to, kad kuomet Arendt skatina nuomonių apsikeitimą, demokratinį pliuralizmą, kad nebūtų vienos galutinės filosofinės tiesos, ji neatkreipia dėmesio į tos polemikos nuomonių apsikeitimo kokybę, kad jeigu ji pripažįsta faktinės klaidos, faktinės tiesos iškraipimo pavojus ir kad nebus taip, kad visada faktinė tiesa yra apginama, tuomet kokia vertė tų nuomonių politikoje apsikeitime. Jo labiau, kad, kaip mes žinome iš praktikos, politinės partijos dažnai turi abejotinos vertės, abejotinos reputacijos kokį tai politiką. Mes jau Lietuvoje ne kartą buvom susidūrę ir dabar vėl turime Seime tokį politiką, kuris susilaukia daug dėmesio su savo pareiškimais, neva tai
nuomonė ar faktinės tiesos iškraipimai pateikiami ir toleruojami. Reiškia, kuomet mano kritika Arend atžvilgiu būtų toks, kad jie neatkreipia dėmesį į tai, kad pats diskursyvumas ir demokratinė polemika gali susidurti su kokybės problemomis. Todėl moralinis, teisinis ir politinis teisingumas sietina su faktinė tiesa ne tik dėl abstrakčios sokratiškosios tiesos, bet siekiant išsaugoti valstybės funkcionalumą. Nes prisimenant Sokratą, jis knygoje Valstybė su Trasimachu ir Glaukonu ginčijasi, kas yra teisingumas. Ne šiaip sau, o dėl to, kad kaip mes suprasime teisingumą, taip mes kursime valstybę. Sokratas už bendrąjį gėrį, už bendrąją naudą, kad teisingumas būtų visiems, o ne taip, kaip Trasimachas sako, kad teisingumas realybėje, tikrovėje, politinė tikrovė yra tai, kas naudinga stipresniam, tam, kas turi valdžią, tas įsileis naudingus įstatymus. Ir Sokratui tai nepriimtina, nes gydytojas irgi stipresnis, turi valdžią virš paciento, bet profesinė pareiga, paskirtis profesinė padėti. Tai reiškia, mūsų, reiškia, politikų tuomet yra paskirtis taip pat ne šiaip su nuomonėmis apsikeisti, bet žiūrėti tų nuomonių vertę, kad nebūtų labai jau nutolta nuo faktinės tiesos, jeigu jau tos galutinės sokratiškosios idealiosios tiesos nenorim įsileisti, tai bent jau reiktų sužiūrėti, kad faktinė tiesa būtų neiškraipoma. Tačiau šiandien mes Lietuvoje praktikoje matome šitą judėjimą laisvo žodžio ir iškyla klausimas, ar draudžiam dezinformaciją, ar draudžiam faktinės tiesos iškraipimus, nes jeigu laisvas žodis, tai leiskime visiems kalbėti. Ir čia atsiranda ta įtampa, dilema, ar nereikėtų naudoti cenzūros. Kur tos ribos cenzuruoti dezinformaciją, jos neįleisti, kas tie žiniai, kurie priims cenzuravimo sprendimus ir jau suklys, bet ar tik ne mūsų konstitucijai cenzūra draudžiama, bet čia reiktų atidžiau pažiūrėti į formulavimą. Na, kas štai nustebino teisingumo klausimu, aš ir pradėjau pranešimą paminėdamas Hanos Arendt knygą Eichmanas Jeruzalėje, tai kad pati Arendt, kurdama šitą terminą, šitą koncepciją banaliojo blogio, pati susiduria su faktinės tiesos iškraipimu iki tokio laipsnio, kad ji savo termino banaliojo blogio auka tampa. Paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Ji buvo teismo salėje ir Eichmanas buvo teisiamas po Antrojo pasaulinio karo, kaip lojaliai tarnavęs nacių režimais, buvo atsakingas už žmonių sąrašų sudarinėjimą ir logistiką, į kurios vagonus žmonės bus talpinami, aišku, žydų kilmės, ir išvežami į koncentracijos stovyklas ir ten masiškai naikinami. Ir štai tame teisme, belaukiant to monstro, Arendt sako, žiūrėkite, ten ateina, pasirodo teismo salėje su netaisyklingu sukandimu, šleivais kreivais dantimis, su akiniais, nuplikęs, mažo ūgio, susikūprinęs tas Eichmanas, kuris save pateikia ir jo advokato gynybą pateikia kaip tiesiog biurokratą,
labai lojalų biurokratą, tačiau tik vykdantį nurodymus, o nurodymai buvo jo šalies, jo valstybės, jo režimo įstatymai ir jis tiesiog pakluso valdžiai, kuri tuo metu buvo legitimi. Ir štai iškrenta jo sąžinės klausimas, iškrenta jo apsisprendimas, bendras humaniškas supratimas, ką jis daro, pateikiama taip tarsi nesusimąstoma ir štai Arendt perka šitą Eichmanno poziciją tokią ir mano, kad tai yra banalusis blogis. Tuo tarpu, reiškia, paaiškėja po teismo, kad, matot, čia reikia atkreipti dėmesį, kad neišsyk po Antro pasaulinio karo, tik tais praėjus ar ne 10 metų tas teismas įvyko, ar kiek mažiau, bet Eichmannas pasibaigus Antram pasauliniai karui pabėgo į Argentiną ir ten su kita tapatybė slapstėsi nuo teisingumo ir jis buvo Izraelio saugumo tarnybų atgabentas, pagrobtas ir atgabentas į Jeruzalę teismui. Ir po šito teismo paaiškėjo, kad buvo klubas, buvusių nacijų klubas Buenos Airėse ir vienas žurnalistas jų tame klube slaptai įrašinėjo Eichmanno pasisakymus tuo metu, kuomet jis jautėsi saugus savo buvusių nacijų tarpe ir jis ten gyrėsi, didžiavosi savo nuveiktų darbų ir netgi leisdavo savo taip šmaikštauti, kad gaila, kad nepakankamai dar uoliai logistika užsiminėjo, nes būtų galėjęs sunaikinti dar daugiau, reiškia, žmonių. Tai reiškia, paaiškėjo, kad tai Eichmannas ne šiaip lojalus biurokratas, bet puikiai supratęs ideologiją nacizmo ir tik teisme apsimetęs, užsiėmęs tokią, užsidėjęs aklo biurokrato kaukę ir Arendt įtikė į šito aklo biurokrato kaukę, sukuria banalio blogio terminą ir štai teisingumas tuomet, kuomet šitaip iškraiptoma faktinė kaltės Eichmanno jau ne banalio blogio, bet ciniškai suplanuoto ir su noru vykdomų biurokratinių procesų tada jau blogio. Bet toji esė tiesa ir politika nustebina tuo, kad Arendt pripažįsta, kad faktinė tiesa vis dėlto yra žmogiškojo pasaulio, žmogiškųjų reikalų, šio pasaulio lygmens. O filosofinė tiesa priklauso aukštesniam lygiui, nes tos filosofinė tiesa yra absoliuti, todėl kad jos negalima pakeisti, yra taip, kaip yra. Ir tuomet, kas gaunasi, Eichmanno kaltė yra tokia, kokia yra. Kaip iš tikrųjų buvo, jis tai žinojo, o tai, kad net pažino Arendt faktinės tiesos tos kaltės Eichmanno, ji pati tapo šitos savo teorijos kaip ir auka. Bet vis tik norėčiau jungdamas, darydamas tiltą tarp knygos Eichmannas Jeruzalėje ir jos esė Tiesa ir politika, savo pranešimo pabaigoje noriu pasakyti, kad lietuviškame vertime, knygoje Tarp praeities ir ateities, 291 puslapyje Arendt rašo taip: tiesą mes galime pavadinti tuo, ko mes negalime pakeisti. Metaforiškai tariant, tai yra pagrindas,
ant kurio mes stovime, ir dangus nusidriekiantis virš mūsų. Tai čia atsiranda toks jau ir jos metafiziškumas ir toks sykiu toks tiesos, galutinės tiesos toks ontologinis pripažinimas. Ir sykiu jinai taip ir kaip ir haidegeriškai jau kalba, poetiškai. Tai ganėtinai haidegeriškas kalbėjimas, primenantis Haidegerio tekstą apie krantus, jungianti Heidelbergo tiltą, virš kurio plyti dangus su dievybėmis. Čia iš Haidegerio esė. Dievybės čia Haidegeriui suvokiamos ne religinė prasme, tai kažkas daugiau nei mirtingieji, kurie eina to tilto, nuo kranto iki kranto. Tie patys krantai įgyja prasme dėl tilto. Panašiai yra su tiesa politikoje. Kasdienybės politikoje mirtingieji diskutuoja, siekdami kažką pakeisti, paveikti, įrodyti, bet jie nepastebi, kad anapus šių svarstymų kažkur virš jų danguje egzistuoja vis dėlto ta galutinė tiesa. Na ir su tokia pozicija aš jau pats tampu toks truputį sokratiškas, kažkoks metafiziškas, bet aš manau, kad taip yra, nes pati Arendt taip užbaigė savo esė, ji pati prie to priėjo, ar nejau ji to nepastebėjo. Taip prasiveržia ontologinė Haidegerio tiesos kaip nepaslėpties, slypinti anapus mūsų kasdienybės, taigi pakylanti virš politikos viešosios srities ir virš nuomonių ir virš visų diskusijų. Arendt kaip Haidegerio mokinė matomai tai pajuto. Antraip nebūtų taip haidegeriškai tarusi. Tiesą mes galime pavadinti tuo, ko mes negalime pakeisti. Metaforiškai tariant, tai yra pagrindas, ant kurio mes stovime ir dangus nusidriekiantis virš mūsų. Tai ačiū. Gerai, ačiū už pranešimą, klausimų, pastabų. Aš gal trumpai pakomentuosiu, tai man labai patiko Tomo pozicija. Tokius du pastebėjimus padarysiu, pritardamas tam, ką Tomas sakė. Tai visų pirma, jeigu kalbėtume apie graikiškai kontekstą, apie tas graikų diskusijas agoroje, sakytume, tai yra plotmė, kur žmonės, šio pasaulio būtybės ginčiasi dėl žmogiškų dalykų. Bet ta aistra, su kuria jie ginčijosi, ji būtų sunkiai suvokiama, jeigu nebūtų siekiama įtikinti absoliučiai universaliu būdu. Jeigu būtų graikai manė, kad nuomonių susidūrimas tai kaip skirtingo stiprumo rankų lenkimas. Čia būtų sofistinis požiūris, toks grynai technologinis ir formalus. Bet jeigu kalbėtume ne apie sofistus, bet apie normalius įprastus žmonės, kurie tiki dievais ar tiki pasauliu, tiki tikrovę, tai tas dalyvavimas diskusijoje yra prasmingas tada, kai yra prasmė ginčytis apskritai. Ir taip yra įmanoma tik tada, kai ta absoliuti tiesa egzistuoja. Nes jeigu tu darai prielaidą, kad tos absoliučios tiesos nėra, tai tada yra tiesiog ginčiamasis dėl kvapų, dėl skonių, dėl to, kas yra privatu iš esmės. Tai čia yra panašiai kaip lenkti ranką, kuris stipresnė. Tai dėl to labai pritariu šitai pozicijai. Ir taip pat dar kitas pastebėjimas tokios loginės plotmės. Jeigu mes darome skirti kartu su Arendt, kad egzistuoja tos dvi tiesos, viena iš didžiosios, tai kita iš mažosios tiesos, tai pati šita skirtis, pats skirtumas ir santykis jų vienos su kita, iš kurios perspektyvos turėtų būti svarstomas, akivaizdu, kad iš tos tiesos, iš didžiosios perspektyvos, nes pats santykis, tas sukalibravimas jų kaip skirtingų vėl turėtų būti iš šitos būtent perspektyvos daromas. Čia labai panašiai, kai buvo padaryta Ksenofanų skirtis tarp doxa ir epistėmė, tarp nuomonės ir
pažinimo, supratimo. Ir dar pasakant, kad nuomonė prieinama žmonėms, o pažinimas, supratimas dievams. Tai ta pati problema kilo, ta pati dilema. O kas yra ksenofanas, kuris tą skirtį daro? Pati šita skirtis turėtų būti epistėmės, o ne doksa teritorija. O jeigu jisai kaip žmogus, kalbėdamas iš doksas srities, tą skirtį bando apibrėžti, tai jis jos negali kaip žmogus apibrėžti, jis pats save turi pripažinti dievu, arba pati šita skirtis yra doksiška, o ne epistemiška, ne tada yra negaliojanti. Tai kitaip tariant, mano požiūriu, šita skirtis nėra labai konstruktyvinė, metafiziškai, nei logiškai, jinai tiesiog galbūt iš tokio laisvės sentimento eina. Jeigu pati Arendt apibrėžė tiesą kaip kažką, ko ji negali pakeisti, ar niekas negali pakeisti, joks žmogus, tai tada jinai tarsi prievartos pusė, prievartos teritorija, nelaisvės, o ne kaip laisvė, labai ginanti ir mąstanti apie laisvę gerais aspektais, tada kažkokį tokį susvetimėjimą jautė, tos tiesos didžiąją raidę rašomos atžvilgiu ir dėl to tą tokią dichotomiją ir sukūrė, nes galų gale, jeigu prieiname prie tokio galutinio, suabsoliutiname arba iki galo tas implikacijas apmąstom šitos skirties, tai pati politika turėtų ir pasibaigti dėl to, kad tas padalimas įvykdomas, nes galų gale tie diskusijų dalyviai, suprasdami, kad nėra nieko aukštesnio, nieko iš didžiosios raidės, jie turėtų prarasti pačią diskusijų aistrą ir galų gale postmodernizmo filosofijoje tas jau ir nutinka, kai paneigiama dialektika, nes dialektika kaip tik ir numano galimybę rasti bendrąjį vardiklį, o čia sakoma, kad yra tam tikras daugis, jį reikia palikti kaip duotybę, nes postmodernizmas ir prieštarauja Hegelio dialektiko, pati dialektika, apskritai yra graikiškos prigimties. Tai arba tu esi postmodernistas, arba tu dialektikas, ar hegeliškas, ar graikiškas. Tai dėl to tada praktiškai ir ta visa dialogo kultūra ir politinis gyvenimas apskritai jis turi pasibaigti. Ir tada užuot sakė, kad ta skirtis yra gera, nes neturime tiesos, arba bent viename lygmenyje neturime tiesos, kuri mus prievartautų. Ir mes tada, žodžiu, galime tą gyvenimą politinį labai gražiai plėtoti. Tai nepamato, kad galų gale prives prie tokio, arba tiesiog skirtingų galių susidūrimo, prie rankų lenkimo, ką mes dabar ir matome politikoje ir apskritai pasaulyje, arba prie tokio visiško abejingumo. Tai tiesiog arba diskusija persikels iš agoros į ten kažkokį ringą, į gimnasijų, kur jie ten rungsis, arba iš viso išsivaikščios ir jokios politikos apskritai neliks. Man atrodo, kad čia tikrai įdomus pranešimas. Tai čia neklausimai, grynai pakomentuojame. Prašom, dar yra klausimų. Įsiterpsiu diskusiją, labai patiko aktualus komentaras. Norėčiau dviem momentais tokiais įsiterpti. Dabar kognityvinių psichologų labai akcentuojamas dominavimo malonumas. Ir aistrą dažnai pakeičia norėjimas dominuoti, uždominuoti ir pajusti dėl to malonumą. Tai čia artimas požiūriai rankos lenkimą. Ir iš paradigminio daugiapoliarumo pozicijų replikuosiu, kad deklaruoja paradigminis daugiapoliarumas alternatyvias lokalias tiesas, kurios kartu yra ir dėsniai pamatiniai arba susiję su pamatiniais dėsniais. Dėl to iš to jau išplaukia, kas yra realu, kas yra tikra ir ar gali realizuoti tai, ką nori padaryti. Dėl to, pavyzdžiui, daugiapoliarumo autorius, jis buvo įvedęs tokią sampratą kaip Vasilijaus protas, kada jisai ne tik kalbėdavo, bet ir savo esminiais laukais realizuodavo tai, ką, pavyzdžiui, sako, meilė sukelia meilės jausmą, pavyzdžiui, aistros, tarkim, jausmą. Tai apsunkinę savo specialiai buvo tokie egzistavimą atlikęs dirbtinį, ilgalaikį tyrimą, tokį, kuris nebūdingas šiaip jau tradiciniam žmonėm. Tai va, šitas momentas tokiu. Ačiū.